Trečius metus aš su Max Factor kompanijomis padedam Juozui Statkevičiui daryti šou. Darbuojamės užkulisiuose. Tikrai atsiranda vis kažkokių naujų, tikrai talentingų, tikrai turinčių rankoje, turinčių akį, kurie puikiai supranta, ką tu nori, ir tai yra nuostabu. Atrodo lengvas, bet jį nėra taip lengva padaryti, kaip atrodo, nes turi būti viskas užtempta ten, kur turi būti, ir ne persistengta, ne per daug, visi turi būti gaiviai pridažyti ir su tam tikra, kaip čia pasakyti, net nežinau. Yra vizija Juozo, kurią mes turim išpildyti, mes dabar ją pildom. Pirmą kartą iš tikrųjų su Max Factorium yra tiesiog pastebiu, kad užkulisiuose yra naudojama šita kosmetika ir nė karto nėra nuvylę. Nesvarbu, kiek kartų keiti rūbą, tiek ir per mados infekciją, kiek būdavo. Šiek tiek kažkokie galbūt jau minimalūs kosmetiniai pataisymai būdavo, bet puikiausiai laikydavos. Iš naujausios Max Factor Experience kolekcijos mes naudojam patį šviesiausią numerį, dėl to, kad pageidavimas būtent buvo kuo šviesesnis veidas. Tušo šį kartą nereikia, tai tušas liko dėžutėje. Daugialaikis bendradarbiavimas su kažkokiu tai vienu firma ar žmogum ar to pačiu Max Factorium, jinai duoda savo rezultatų, todėl kad aš prisiderinau prie jų, aš žinau jų galimybės, jie žino, ko aš noriu, ir mums kažkaip labai gerai pavyksta bendradarbiauti. Ir jūs matėt, makiažai buvo puikus. Merginos tiesiog švietė ir tai Max Factoriaus pagalba. Aš labai džiaugiuosi. Visi žino labai gerai savo darbą ir visi stengiasi jį kuo geriausiai atlikti. Tiek makiažo meistrai, tiek šukuosenų meistrai, tiek modeliai. Geriausias įrodymas yra nuėjęs prieš veidrodį, kai pasižiūri, gerai be blakstienų, be antakių, bet lūpas kalba už save. Lips red as wine. Lips red as wine. Patinka labai didelės raudonos lūpos, kiekvienos moters svajonė. Kasdien taip dažiausi, kai buvau vaikas ir kai dažiausi su mamos dažais pasislėpusi vonioje, tai tada taip, tokios lūpos labai tiko. Labai švarus, kaip mūsų gerbiama talentingoji makiažo meistrė pavadino porcelianas, tai iš tikrųjų labai gražu, paprasta, švaru, šviežia. Juozas yra labiau toksai klasikos mėgėjas, tai Juozui mes darom šiek tiek tokį kardinalesnį negu visada, nes mes darom švarų veidą, be nieko, tiesiog ryškios, sodrios, didelės lūpos. Visos atrodom tokios kaip sustingusios viename laikmetyje ir man atrodo, kad labai jaunai atrodom, ne? Pas Juozą visada būna aukščiausio lygio dėmesys visom detalėm renginio. Man atrodo, grimas yra vienas svarbiausių sudedamųjų dalių šitam renginiui. Yra koncepcija labai aiški ir visi dirba panašiam stiliui, pritaiko konkrečiam veidui tai, kas tinka.